Norėdami sukurti atminimo puslapį savo augintiniui, pirmiausia spauskite gyvūnų puslapis. Gyvūnų puslapyje spauskite Sukurk augintinio atminimo puslapį. Jeigu esate užsiregistravęs, įveskite savo prisijungimo duomenis, elektroninio pašto adresą bei slaptažodį. Jeigu esate naujas vartotojas, skiltyje Registruotis įveskite savo elektroninio pašto adresą bei susikurkite slaptažodį. Šios duomenis įsiminkite, nes jie bus reikalingi kiekvieną kartą jungiantis prie savo paskyros. Paskyroje galėsite ne tik kurti naujus puslapius, bet ir redaguoti jau sukurtus puslapius. Sėkmingai užsiregistravus, būsite nukreiptas į puslapį Mano paskyra. Spauskite Sukurti naują atminimo puslapį. Pasirinkime, kam skirtas atminimo puslapis. Šiuo metu gyvūnas. Pastaba. Visą informaciją, kurią suvesite kurdami atminimo puslapį, lengvai galėsite koreguoti vėliau. Įveskite gyvūno vardą. Skliaustelėse rekomenduojame įrašyti savininko vardą pavardę. Tai bus lengviau ieškoti paieškos sistemai. Spauskite pirmyn. Gyvūno gimimo data. Jeigu tiksliai nepamenate, įrašykite apytiksliai. Spauskite pirmyn. Gyvūno mirties data. Jeigu tiksliai nepamenate, įrašykite apytiksliai. Spauskite pirmyn. Įkelkite gyvūno nuotrauką. Nuotrauką rekomenduojame iš anksto apkarpyti kvadrato formą ir portreto tipo, kaip šis pavyzdys. Nuotrauką galėsite įkelti ar pakeisti vėliau. Spauskite pirmyn. Aprašykite gyvūną. Spauskite pirmyn. Prisiminimai. Sukelkite šilčiausių prisiminimų nuotraukas su trumpu aprašu po nuotrauką. Spauskite Pasirinkti failą. Pasirinkite norimą nuotrauką. Šalia esančiame langelyje aprašykite nuotrauką. Norėdami pridėti daugiau nuotraukų, spauskite Pridėti eilutę. Taip viena po kitos sukelkite visas norimas nuotraukas. Nuotraukas sukelti, pakeisti, papildyti galėsite ir vėliau. Spauskite Pirmyn. Papildoma informacija. Jeigu neturite tokios, spauskite Pirmyn. Pasirinkite gyvūno puslapiui siūlomą foną. Pasirinkus foną, eikite į apačią puslapio ir spauskite Sukurti atminimo puslapį. Būsite nukreipti į puslapį Mano paskyra. Šiame puslapyje matysite visą informaciją apie savo sukurtus puslapius, užsakytas paslaugas. Taip pat galėsite koreguoti sukurtų puslapių turinį ar kurti naujus puslapius. Mano paskyra puslapyje matote, kad skelbimas sukurtas, bet negalioja. Spauskite Pratęsti. Pasirinkite puslapio skelbimo galiojimo laiką. Kiek laiko jūsų sukurtas puslapis bus matomas visiems viešai. Jeigu norite augintinio atminimą įamžinti ilgesniam laikui, visą laiką rekomenduojame rinktis planą neribotas. Spauskime Pirkti. Suveskite prašomus duomenis. Pasirinkite mokėjimo būdą, susipažinkite su sąlygomis, spauskite Apmokėti. Sėkmingai apmokėjus, naujame lange spauskite Grįžti į puslapių valdymą. Grįšite į puslapį Mano paskyra. Norėdami redaguoti puslapį, spauskite Redaguoti. Pasirinkite dalį, kurią norite redaguoti. Baigę redaguoti norimą dalį, norint išsaugoti pakeitimus, spauskite Išsaugoti pakeitimus. Kilus klausimams, susisiekite su mumis kontaktais nurodytais šviesiatmintis.lt puslapyje.